EcoFlow šaldytuvas. Fainas reikalas. Dirba nuo 230 voltų, nuo vadinamos prikurkės, ledukų gaminimo vieta. Ir šitas modelis turi papildomai perkamą bateriją. Vakar jinai buvo pilnai iškrauta ir ją galima krauti su USB-C. Baisiai įdomus sprendimas, turint minti, kad tokia didžiulė baterija. Krovėm mes beveik parą laiko, įstatomės jį į savo vietą. Pažiūrėsim, kiek mes jį sugebėjom pakrauti. Įsijungiam. Keturi procentai yra įkrauti, nebeįkrauti jau. Taip kad norint krauti EcoFlow bateriją, tikrai reikėtų daryti ne per USB-C jungtį, o normaliai pakrauti ją, kuomet jis yra šaldytuve. Jungiant per jo maitinimo lizdus, jie yra štai čia. Viskas komplektacijai, nes iš USB tiesiog tokiai dideliai baterijai krauti yra per ilgai, nebent turit mėnesį laiko. Na va, elektra pajungta, pradėjom krauti, vos minutė kita, jau 3 procentai. Kol kas išjungiam, tegul kraunas. Taip kad norint normaliai pasikrauti bateriją, naudojam EcoFlow pakrovimą. Ta, kuris kitas yra iš normalaus 230 voltų lizdo. Liaudiškai rozetės.